Sėdi žaliai. Ateik čia. Sveiki kolektyvas, aš esu Lukas iš Lunar Base ir šiandieną sveikinuosi su jumis iš Piligrimo sodybos. Dabar yra rugpjūčio 21 diena, vasaros galas, oras, negaliu pasakyti, kad labai lepina. Atvažiavom jau vakar vakare, buvo labai stiprus vėjas, ganėtinai sunku buvo užsimesti meškerės, susirasti taškus. Davė ir lietaus truputėlį, tai vakar tik daug kur neprifilmavau, bet šiandieną pafilmuosiu jau normaliai. Busim iki sekmadienio. Tikslas paprastas - pagauti vieną karpį, visa kita būtų bonusas. Tai kaip ir tiek žinių po kol kas. Viską jums papasakosiu filmuko eigoje ir važiuojam. Tai jau kaip ir minėjau, atvažiavom vakar vakare, pradėjom žūklę nuo vakar vakaro ir naktis buvo tikrai rami. Porą pyptelėjimų, išvažiavimo jokio nebuvo, žuvis lyg ir net ir neatėjo į tašką. Taškuose pastebėjau, kad apskritai Piligrime yra ganėtinai daug dumblo visur. Gylio nedaug, dumblo daug. Tai po nakties nusprendžiau, kad paliksiu du pavadėlius tokius pačius kaip ir naudojau. Visiškai paprastas plauko sistemos su kikeriais. Štai tokios. Bet vieną iš pavadėlių pakeisiu ir uždėsiu čiodrigą. Su pop-upu per pavadėlį pakelsiu apie kokius 6 cm čia gausis. Pažiūrėsiu, galbūt kažką išeis su tuo padaryti. Dažnų permetimų kažkokių tais nedarysiu, nes esu atvažiavęs su šeima. Tai tikriausiai permetinėsiu rytais vakarais, jaukinsiu 3 kartus per parą. Aišku, dar žiūrėsiu pagal visą situaciją, kaip žuklėje eisis. Tai dabar persimesiu, pasijaukinsiu, pakelsiu droną. Pažiūrėsim, galbūt išeis rast kokį karpių būrį, pasižiūrėt, kur jie ganosi. Bandysim, kažkaip bandysim. Labai svarbus faktorius gaudant dumble yra teisingai išbalansuoti masalą, kad jis turi šiek tiek popinti, jisai turi šiek tiek nekelt pavadėlio, bet per plauką jis turi būti pakilęs idealiai. Tada masalui neleidžia taip paprastai nugrimsti į dugną. Aš asmeniškai žvejiodamas dumble tikrai nesirinkčiau dugninių masalų.
Nors kas čia žino, karpių žūklė yra tokia, kartais padarai kokią nesąmonę ir viskas gaunasi gerai. Boilis, kurio pasirinkau gaudyti būtent šitoj žvejybai, bus sirena. Sirena pas mus specializuojasi tuom, kad didžioji dalis, iš ko jinai yra pagaminta, yra krilius, plus minus apie 30%. Krilius yra vienas iš pačių geriausių ingredientų, ką galima įdėti į savo boilį. Ir jisai turi keletą ypatingų savybių. Kadangi krilius labai stipriai geria skysčius, naudoti likvidą su sirena yra ypatingai gera taktika, dėl to nes jinai viską sugeria ir jeigu ją dar pakrašini, ar su bautmanu, ar su ridžmankiu pasmulkini, kai jinai pasiekia dugną, jinai labai gerai kvepina jį. Tai va, jinai yra oranžinės spalvos, turi kremberio spangolės kvapą, todėl jos kvapas yra toksai, sakyčiau, netradicinis, jaučiasi krilius plus spangolė. Tai yra tobulas pasirinkimas žmonėm, kurie nori išsiskirti gaudant. Puikiai tinkantis komerciniuose telkiniuose, puikiai tinkantis laukiniuose, tiesiog reikia bandyti, eksperimentuoti ir su jie galima pasiekti tikrai labai gerų rezultatų. Pašarinė bazė mano yra pakankamai paprasta, aš kaip ir visur naudoju cielus boilius, pjaustau puselėmis, pakrašinu juos su bautmanu, pakrašinu su krašu. Ir toksai gaunasi labai geras boilių miksiukas, tiek smulkių dalelių, tiek stambių dalelių, užpilu likvidų, sirenos. Tikrai viskas gaunasi gerai. Taip pat įdedu saujo tirpukų dėl pirminės agresyvios atrakcijos, atraktyvumo. Ir taip pat naudoju tigrą. Tigrinis riešutas, smulkintas su bautmanu. Tai mano pašarinė bazė visa realiai susideda iš dviejų pašarinių dalių, tai boilis ir tigras. Tai va. Einam jaukinti. Mini update'as
Dabar yra beveik 3 valandos, jau prabėgo apie 19 valandų sesijos. Kibimų karpinių neturėjom, pagavom vieną lyną, aš jums net nerodžiau, paleidom. Masalus palieku tuos pačius, 2 balansuoti sirenos pašariniai su Luna ir Hydra popikais ir ant šio drigo uždėjau Poseidono popapą. Tai paliksiu vis tiek iki vakaro, nežinau, galbūt netgi taip pat paliksiu ir nakčiai. Ir jeigu per naktį nesulauksiu kibimo, kažką galvosiu. Rytoj jau kažką galvosiu. Vis tiek piligrimas, šitas vandens telkinys čia yra ganėtinai, kartais būna labai lengva, kartais būna labai sudėtinga. Kartais atvažiuoji, gali pagauti labai daug žuvies per labai trumpą laiką, kartais jos reikia šiek tiek palaukti. Ir mano nuomonė, jinai vis tiek linksta kiek į laukinę žūklę. Todėl tikiuosi, kad 3 paras, kadangi čia būnu, tai blogiausiu atveju galbūt 3 parą išeis kažką suvilioti. Atstumai pas mane ganėtinai yra aiškus. Dešinys taškas kraštinis 60 metrų ir 2 kiti taškai apie 73. Kol kas viską taip ir palieku, nieko nekeičiu. Šersiu tik tais vakare. Per pietus dabar nedajaukinsiu, nes sušėriau iš tikrųjų ganėtinai nemažai. Suėjo turbūt apie 3,5 kg boilių plus tigro normaliai. Pašaro tenais tikrai yra. Aš visą laiką mėgstu iš tikrųjų 1 parą paduoti kiek daugiau to boilio. Jeigu sėdžiu 3 paras ir tada jau žiūriu. Jeigu žuvis kimba, paduodu daugiau. Jeigu ne, tada šiek tiek mažinu ir jaukinu rečiau, daugiau grūdo, mažiau boilio. Reikia skaityti žuvį. Visą laiką reikia skaityti žuvį, jinai pasakys kaip ką daryti. Tik tais reikia atkreipdėmėsi į visus jos parodomus ženklus. Kol kas žuvies aktyvumo jokio paviršiuje nemačiau. Jeigu pamatysiu, imsiuos kažkokių veiksmų, per droną irgi nieko kaip ir nesimatė. Tai va, tęsiam savo sesiją, žvejojam. Stebėdamas vandenį, pastebėjau 2 šuolius už kokių 170 metrų, todėl nusprendžiau, kad reikia kažką daryti. Sėdau į valtį, pasiėmiau meškerę ir nuplaukau tenais užsimesti. Naudojau šėrimo taktiką, kuri vadinasi šėrimas iš kastuvo per petį. Na ką, laikas po trupučiuką bėga. Turėjau kibimą iš tos meškerės, kur vakar užtempiau, nes jos dar vis nespėjau permest, laukau geresnio oro. Žuvis įlindo į lelijų krūmą ir neištraukėm galų gale. Nervas ima. Dar vienas lynas užkibo. Bet, nežinau, man toks vaizdas, lyg tais žuvis pradėjo labiau ateiti taškus, lyg ir pradėjo labiau maitintis. Tai stengiuosi būti pozityvus. Persimečiau visas meškeres, grįžau visus pradinius 3 taškus. Tai va, kaip ir tiek žinių. Pašarą ruošiuosi, pasišersiu. Masalai tokie patys kaip ir vakar. Poseidonas su sirena, tigrinis riešutas ir uždėjau
Ką aš ten dar vieną uždėjau? Ai, Luna su Sirena popikus. Kažką bandom, reikia kažką daryti. Paskutinė para. Nenuleidžiam rankų, vis tiek boilis geriausiai dirbo 3 parą. Todėl dedu daug vilčių į šitas paskutinės 24 valandas. Jisai jaučiu eis man po valu. Jo. Čia domisi. Sėdi žaliai. Visiškai. Ir šita emocija buvo tikrai labai prasta, bet nespėjęs persimest meškerės ir parodyti jums juos į kamerą, aš gavau dar vieną progą. Parein. Ne, vėl sėda. Matai, žiūrėk, kiek ten, kokį ten kokštą teisiu. Aš matau ir žuvį, ir lelijas paviršių. Ateik čia. Eik tu savo, ištrauk žuvį po šitiek laiko. Čia yra kosmosas. Čia yra kosmosas. Nu, tos žūklės per tokius orus. Visą laiką būni šlapęs. Pastoviai. Bet kai lauki ir sulauki, visą tai labai atsiperka. Ir aš pastebėjau, kad Sirena yra tas boilis, kurį reikia įdirbinėti. Na, aišku, kiekvienas boilis geriausiai dirba 3 parą, bet su Sirena matau, kad ją ypatingai reikia pratinti. Aš nekantrauju pabandyti ją savo laukiniuose ežeruose, kuriuos aš labiausiai mėgstu gaudyti. Tai va, gaudom toliau. Reikia persimest, pasišert vakarui ir budėti. Po
šio žuvies kibimai tęsiasi visą vakarą. Pagavau dar 3 žuvis, kurias įsidėjau į laikymo maišus ir jas jums parodysiu iš ryto. Vakaras ir toliau buvo tikrai ne kažką, oro sąlygos buvo baisios, vėjas pūtė, bet panašu, kad žuviai tai buvo visiškai nemotais. Jinai atėjo valgyti ir jinai valgė. Na ką, atėjo 3 paros vakaras, dabar yra po 12:10 ir šita diena iš tikrųjų tikrai buvo rezultatyvi. Tikrai žuvis pradėjo ateiti į taškus, maitinosi gausiai ir kibimų turėjom tikrai daug. Per šiandien iš viso buvo 7 gal kibimai. 7 kibimai, 4 žuvis realizuotos. Sudėtinga iš tikrųjų tikrai su tom žalėm, nes žiauriai daug kliuvinių, labai sunku yra ištraukti tą žuvis. Bet, kažkaip krapštomės po truputį ir galiu pasakyti, kad tikrai Sirena dirba nuostabiai. Tikrai rezultatas labai geras. Iš tikrųjų galiu pasakyti nuoširdžiai, kad nesitikėjau. Kai pirmos 2 paros buvo tokios tylios, visai jokio žuvies aktyvumo, jokio kibimo karpinio. Bet, 3 para, žvejojam. Labiausiai kombinacija dirbanti Poseidono pop-upą su Sirenos šerminiu balansuoti. Ir šiek tiek mažiau dirbanti Lūnos viršūnėlė su Sirenos pašariniu. Tai panaktinėsim trupučiuką, pabūsim nežinau kiek, žiūrėsim kaip karpiukai reaguos. Jeigu stabiliai toliau kibimai eis taip kaip eina, tai manau, kad galbūt net ir nemiegosim, bet bus matyti. Tai va, susitiksim jau iš ryto. Naktis buvo tokia pat aktyvi kaip ir vakaras, sugebėjome sulaukti dar 5 kibimų, iš kurių realizavome 3. Panašu, kad piligrimas žuvis tikrai labai gerai žino, kur jai reikia įlysti, kad jos nepavyktų ištraukti. Bet tame ir yra visas įdomumas. Sunkios oro sąlygos, darbas, rezultatas ir smagiai praleistas laikas. Nepamirškite ir jūs pasidalinti savo laimikių nuotraukomis lunarbaits.com puslapyje. Tiek šį kartą iš manęs, jeigu patiko, paspauskite like, prenumeruokite kanalą ir jeigu kyla kažkokios mintys, palikite komentarą. Susitiksime kitame filmuke ir iki.